Labas. Malonu matyti. Prezidentė, galima būtų minutėlę, labai trumpai minutėlę galėčiau. Kokia jūsų nuomonė apie referendumą dėl žemės nepardavimo, dėl pačio parašų skaičių sumažinimo iki 100 000 privalomam referendumui skelbti? Čia dvi skirtingos temos, reiškia. Manau, kad referendumo klausimas turi būti, reiškia, pagrindinai peržiūrėtas ir nemanau, kad tas 100, 2 ar 300 tūkstančių, sakant, turėtų būti nuspręsta šiuo metu. Čia jau daugiau analitinis sprendimas būtų. O dėl žemės pardavimo, tai aš, taip sakant, tokios griežtos nuomonės neturiu, reiškia. Man atrodo, kad užsispirti ir neparduoti žemės visiškai užsieniečiams, atrodo, kad lyg tai mes parduodam tą žemę ir užsieniečiai susipakos tą žemę ir išsiveš iš Lietuvos. Taip, kad čia reiktų labai, sakant, politika turėtų būti gudri, žiūrėti, ar Lietuvai tam tikros žemės perleidimas ir leidimas pasinaudoti užsieniečiam išnaudoti ją, kad tas būtų naudinga Lietuvai, taip kad Lietuvos iš žemės, iš Lietuvos nieks neišveš. O jūs tą iniciatyvą pasirašytut po tą iniciatyvą? Aš kol kas ne, jokių pasirašymų nebus. Dėkui. Labą dieną, prezidentė.